Į Eurolygos ketvirtfinalį patekęs Kauno Žalgiris jame susitiks su Stambulo Fenerbahče. Tomo Masiulio vadovaujama komanda kausis su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamais Eurolygos čempionais. Krepšinio ekspertas Mindaugas Brazys mano, kad komandų galimybės yra apylygės. Pernai su Stambulo Fenerbahče į viršų kartu kėlė Eurolygos čempionų taurę. Šiemet Tomas Masiulis su Šarūnu Jasikevičiumi stos akistaton vienas prieš kitą. Mokinys prieš mokytoją. Bus jau jautrių akimirkų, bet vis tiek esame profesionalai, žinau, kiekvienas darysim, kas geriausiai savo komandai. Bet dar kartą tą progą pasinaudodamas noriu jam ir Fenerbahčei pasakyti, kad mane jie išleido ir kad Šaras padarė taip, kad aš čia būčiau. Duris tiesiai ketvirtfinalį, išvengiant įkrintamųjų etapo, Žalgiriui atvėrė pergalė prieš Paryžiaus klubą. Netrukus Tel Avivo Hapoelis nusileido Monako komandai ir žalgiriečiai turnyro lentelėje pakilo į 5. vietą. Į pergalę sausakimšoje arenoje šeimininkus vedė Mauzesas Raitas. Pelnęs 16 taškų, atkovojęs 18 kamuolių ir surinkęs net 43 naudingumo balus. Efektyviau už jį Žalgiryje yra žaidę tik 2 krepšininkai – Arvydas Sabonis ir Tanoka Berdas. Kai pavyko atkovoti 3 kamuolius iš eilės, tada pajaučiau, kad tai gali būti mano rungtynės. Tiesiog stengiausi išlikti susikaupęs ir tai mane vedė į priekį. Solidžiai rungtyniavo ir viso sezono komandos lyderis Silveinas Francisko. Jis pelnė 21 tašką ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Naudingiausio žaidėjo lenktynėse besivaržantis krepšininkas po rungtynių tvirtai pareiškė, kad šį sezoną jis nusipelnė geriausio Eurolygos žaidėjo prizo. Aš turėčiau tapti MVP. Visų pirma, nepraleidau nei vienų rungtynių. Antra, Žalgirio žaidėjų labai sunku patekti į atkrintamąsias. Manau, kad užkėliau savo komandą iki geriausiųjų 5, o tai yra įspūdinga. Vyriausiojo trenerio poste šį sezoną prie Žalgirio vairo debiutavęs Masiulis sako, kad pradėdamas treniruoti gimtojo miesto komandą apie tokį scenarijų net pagalvoti nedrįsdavo. Prieš sezoną, kas būtų pasakęs, kad aš čia sėdėsiu ir diskutuosim, kad žaisim play-offuose prieš Fenerbahčę, tai kažkas būtų, sakyčiau, kad kažkas negerai su galva. Taip, kad smagu, jausmai tikrai bus neįtikėtini, bet žinau, kad kaip sunku Šarą išprašyti iš Final Four, taip kad laukia sunki serija. Reguliariajame sezone Žalgiris Fenerbahčę nugalėjo 2 kartus, bet krepšinio ekspertas Mindaugas Brazys sako, kad šios akistatos norėjo mažiausiai. Aš norėjau, kad 2 lietuviai treneriai būtų finaliniam ketvirtį, tai šito mes jau nebeturėsim. Tai va, dėl šito man truputėlį liūdna. Ketvirtfinalio serija, kurioje bus žaidžiama iki 3 pergalių, prasidės balandžio 28 ir truks vėliausiai iki gegužės 13 dienos. Pirmosios 2 akistatos bus žaidžiamos Stambule. Vėliau serija kelsis į Kauną. Jei prireiks 5 rungtynių, tuomet jos vyks vėl Stambule. NBA čempiono žiedą su Bostono Celtics klubu iškovojęs tarptautinės skautas Benas Matkevičius mano, kad pranašumų turi abi komandos. Manau, tas namų pranašumas Fenerbahčei yra aukso vertės. Ateina automatiškai ir su spaudimu, nes tu tas pirmas 2 rungtynės kaip ir turi laimėti, kad galėtum tada žengti toliau ir turėtum 3 šansus tą vieną pergalę surinkti. Iš Žalgirio naudą tai didžiausias dalykas yra ritmas, nes šiuo metu jie taip laimėjimo serija iš tų 8 ar 10 rungtynių ten daugiausia gerai einasi ir 7 iš 8 yra laimėję, o Fenerbahčė atvirkščiai. Komandų galimybę žengti į finalo ketvirtą Brazys vertina 50-50. Anot jo, Žalgiris šiemet gali nukeliauti ne tik į viršūnės. Aš tikiu, kad jie gali tapti Eurolygos čempionais, nes taip kaip jie žaidžia, aišku, čia nesinori sakyti, kad čia oi taps, bet to tikėjimo tikrai pas visus reikia, kad būtų. Aišku, kaip Masiulis pasakys, dabar žingsnis po žingsnio, tai dabar yra rungtynės po rungtynių, tai dabar Fenerbahčę, po to žiūrėsim.